Lažybų bendrovė Top Sport. Lažybos gyvai, šunų lenktynės, sporto statistika, lažybų rezultatai. Top Sport. Sveiki gyvi! Su jumis ir vėl sveikinasi Vilniaus krepšinio lygos video apžvalga. Ši laida skirta specialiai VKL B lygos finalinio ketvirtuko varžyboms. Tad nieko nelaukime ir ženkime į sporto areną. Rungtynės prasidėjo lygia Merkurijaus Borga Triobet bei Čiančia klubų kova. Sužaidus 7 minutės Čiančia pirmavo vos 3 taškais, tačiau likusią kėlinuko atkarpą laimėjo 10-1 ir po pirmojo kėlinio jau turėjo 12 taškų persvarą. 27-15. Švenčionėlių klubas antrojo kėlinuko metu nenurimo ir toliau didinosi persvarą. 14 varžybų minutę tikriausiai daugelis šių varžybų žiūrovų mintise jau matė Čiančias klubą finale, kadangi Merkurijaus vyrai atsilikinėjo dvigubai – 20-40. Tai ir buvo didžiausias Čiančios pranašumas. Ilgą laiką atrodė, jog intriga varžybose taip ir nebesugrįž. Tačiau nutiko kitaip. Prieš lemiamą ketvirtį ir toliau užtikrintai pirmauja Čiančia 70-54. Visgi Merkurijaus krepšininkai, nepaliaujamai raginami stratego Justo Černiausko, nepalūžo ir ėmė po truputį vytis varžovus. Spurtą inicijavo Tomas Jasiulis bei Mindaugas Žilinskis. Įpusėjus lemiamam ketvirčiui, Merkurijus sugebėjo sumažinti atsilikimą iki 3 taškų – 74-77. Čiančia šiek tiek atsitiesė, tačiau pats įdomumas prasidėjo likus pusantros minutės, kuomet rezultatas tapo lygus – 83-83. Būsimieji čempionai sugebėjo įgyti 4 taškų persvarą, tačiau paskutinėmis sekundėmis Merkurijus turėjo istorinę galimybę. Po fantastiško Tomo Jasiulio tritaškio Merkuriečiai išsiveržė į priekį ir privertė Čiančią prašyti minutinės pertraukėlės. Neapsižiūrėję gynyboje, Merkurijaus vyrai palieka laisvą Svajūną Stočkų ir šis netrukdomas pelno 2 taškus. Atsakomoji minutės pertraukėlė Merkurijui nepadėjo, nors proga buvo beveik analogiška. Marius Verikas beveik laisvas nepataiko iš po krepšio ir taip palaidoja paskutinę Merkurijaus viltį žengti į finalą. Pirmavę beveik 36 minutės ir vienu metu susikrovė net dvigubą pranašumą, Čiančios vyrai visgi per plauką išvengė labai skaudaus pralaimėjimo ir žengė į didįjį finalą. Po rungtynių pakalbinome nugalėtojų komandos atstovą Tomą Jukną. Visų pirma, labai džiaugiuosi, kad nugalėjom. Sveikinu visą mūsų komandą, kad žengiam didelį žingsnį link finalo. Rytoj žiūrėsim, kaip bus. Tikiuosi, kad laimėsim. Aišku, dar neaiškus koks bus varžovas. Varžybos, manau, visiems labai patiko, tiek sirgaliam, tiek ir žaidėjam. Atkaklius buvo iki pat pabaigos. Nežinau, emocijos neturiu ką daugiau pasakyti. Nors buvo tikėtasi, jog antrasis pusfinalis bus gerokai įdomesnis, nutiko priešingai. Meškos be jokių sunkumų 87-71 palaužė stiklo paslapties vyrus. Reguliariojo čempionato nugalėtojai nesugebėjo pirmauti nė karto ir tai ganėtinai netikėtas rezultatas. Dauguma meškų atstovų stebėjo pirmąjį pusfinalį ir įsitikino, jog 20 taškų persvara toli gražu dar nelemia pergalės. Todėl bene 40 minučių žaidė pilnu pajėgumu bei maksimaliu susikaupimu. Vienu metu meškinų persvara buvo pasiekusi net 27 taškų ribą ir tokiai progai pasitaikius į aikštelę įžengė ekipos vadovas Mantvydas Baranauskas. Deja, tritaškių meistras šį kartą buvo netaiklus, tačiau ir be jo komandos taškų aruodas buvo sklidinas – 87-71. Tai buvo tarsi visai kita komanda, o ne ta, kurią mes buvome įpratę matyti reguliariajame čempionate. Ekipos neišgelbėjo net 25 taškus pelniusio Martyno Jokubausko naudingas žaidimas. Vienu gražiausių rungtynių epizodų tapo susitikimo pabaiga, kuomet gražiu metimu dvikovą pabaigė Vytenis Namajūnas. Meškų gynėjas prasuko kamuolį už nugaros ir ore tarp kojų
iš po krepšio taikliai pabaigė savo ekipos pergalę. Aplodismentų epizodui negailėjo nei vieni, nei kiti. Po susitikimo ir pakalbinome šį meškų gynėją Vytenį Namajūną. Šiame ketvirtį nemanau, kad kas nors tikėjusi, bet kuri komanda yra verta pergalės. Tiesiog matėme ir pirmam pusfinalyje, kad 20 taškų tai negarantuoja pergalės dar. O mes kažkaip pavyko greitai susikrauti pranašumą, labai gerai sužaidė mūsų pagrindiniai žaidėjai, pataikė tritaškius, taip kaip turi pataikyti. Ir taip išlaikėm iki galo gražiai varžybas, kas gerai, kad gavom pažaisti ir mažiau žaidžiantis. Žodžiu, puikiai pergalė, bet tai tik tai pradžia, mes tikiuosi nesustosim ties to ir rytoj sukovosim dar geriau. Merkurijaus Borga komanda rungtynių išvakarėse tik per plauką nepateko į finalą ir tai greičiausiai komandai pakišo koją. Mažajame finale teko susitikti su reguliariojo čempionato nugalėtoja Stiklo paslapties LT komanda. Merkurijaus krepšininkai atrodė itin pavargę ir niekaip nespėjo paskui kupinus energijos savo priešininkus. Sužaidus 12 minučių Merkurijus dar buvo priekyje 20-17, tačiau tuomet sekė lemiamas ir nebepavėjamas Stiklo paslapties spurtas 21-4, kuomet 17 varžybų minutę stikliečiai pirmavo jau 38-24. Merkurijus dar bandė sugrįžti į kovą dėl bronzinės spalvos apdovanojimų, tačiau šį kartą jėgų jau buvo per mažai. Taiklūs metimai iš vidutinio nuotolio ir greitos kontratakos tiesiog gniuždė Stiklo paslapties priešininkus. Ketvirtojo kėlinuko pradžioje skirtumas jau siekė 26 taškų ribą ir išnyko paskutinės abejonės, kas taps stipresniais. Būsimus nugalėtojus į priekį vedė Justas Urmanavičius, sužaidęs puikias rungtynes. Justas pelnė net 25 taškus ir surinko 31 naudingumo balą. Tiems, kas stebėjo rungtynes iš šalies, galėjo atrodyti, jog žymiai labiau pergalės troško Stiklo paslaptis. Ar tai buvo iš tikrųjų, greičiausiai gali atsakyti tik Merkurijaus komanda. Bet kuriuo atveju, Stiklo paslaptis pasidabina bronzos medaliais, o už prizininko trejeto ribos deja tačiau lieka Merkurijus Borga trijobet. Po bronzinės dvikovos pašnekinome abiejų komandų atstovus. Visą ketvirtą, negalėjom žaisti kaip normaliai įsileidžiam. Nes aš juokauju, iš tikrųjų aš asmeniškai džiaugiausi tom, kad patekom iš tą ketvirtą, nes buvo tai padaryti labai sunku, vien dėl to, kad mes nesitrenitravom tam ketvirtą iš viso. Dar kai sužinau, kad kai vyks ketvirtas nedalyvaus mūsų 4 pagrindiniai žaidėjai, aišku, vienas jau sezono nežaidžia Garas, nusitraukęs kelio raiščius, bet visas tas susideda vis tiek į vieną. Manau, vakar buvom pakankamai konkurencingi ir žiūrovam buvo įdomu stebėti tas varžybas. Gale nelaimėjom tų varžybų vien dėl tų pačių klaidų, kurias darėm visą sezoną. Tos smulkmenos susideda ir nenori. Aišku, smagu vakar buvo. Smagu žaisti, buvo atkovoti tos 20 taškų. Kai kuriem žaidėjim atsirado viltis, kad galima ir šiandien trečias vietas pakovoti. Bet tiesiog matys ir aš žinau, kad šiandienos varžovai yra geresnėje situacijoje negu mes. Jie vakar pralašė daug, mes pralašėm paskutiniam sekundėm. Mūsų lyderiai vakar vieninteliai, kuriuos dar turim, net su Dievu netostogaujančius. Žaidė visas varžybas, buvo labai sunku, todėl šiandien paprasčiausiai negalėjom nieko prieš pastatyti. Mes pirmą kėlinį atrodė, kad galim imti, prametėm visus savo metimus, jeigu jūs būtume pataikę, būtume žaidę close game iki pat pabaigos. Pažiūrėjus statistiką, tai vienareikšmiškai matom, kad žaidėm futbolą, čia ne krepšinį. Nes tokios statistikos mano komanda, nežinau, neprisimenu, kad kurį nors treniruotę būtų tokios statistikos žaidėjai. Mes išmetėm kone tiek pat tritaškių kaip tritaškių, kai mūsų pagrindinė jėga yra po krepšių. Nežinau, aš galiu pasakyti, ką šių lygos vadovam buvo įdomu, tikiuosi sugrįžti kitais metais, kovosim, žiūrėsim, kaip bus. Pralaimėjom medinį medalį, antrą sezoną man iš eilės, bet ką padarysiu. Tai tiek.
pirmas pusvalandis, kur mes žaidėm, tai nelabai mes turėjom šansų nugalėti vis tiek ten komandą daugiau lygos žaidėjų sudaryta. Priešinamės kaip galėjom, pabaigoje išleidom antrą suveikti, gavosi kas gavosi. O šiandien, ką? Komanda truputėlį silpnesnė gavo, ant greito puolimo greičiau taškų primėti lengvų ir ta persvara gavosi, o paskui jau vėl išleidom antrą 5 žaidėjus ir ta persvara sumažėjo. O šiaip, finalinis ketvirtas geras, sezonas tikrai mums geras. Tikėjomės būti viduriukė pradžioje, o sezono eigoje tikslai auga. Ir va, turim, ką turim, trečia vieta. Džiaugiamės iš tikrųjų. Ką pasakys? Ką, vakarykštės rungtynės varžovai tikrai buvo visą galą aukštesni. Iš esmės gal ir buvo įmanoma laimėti, tačiau gynyba mūsų patys matėt, kokia buvo. Pradžioje daug praleidom taškų lengvų, ypač tritaškių. Jie atitolo, mums jau neužteko jėgų apsiginti. O šiandien jau nebuvo pradėtis, teko susijungti ir laimėti ir mums ačiū Dievui pavyko. O apie visą sezoną likau visiškai patenkintas. Aišku, finalas irgi būtų buvę geriau, bet yra kaip yra. Mes iš tikrųjų dėkojame visam BKL lygos kolektyvui už visą tą darbą, triūsą, kurį padarė visą sezono metu, už tuos derbius, už visas varžybas, už teisėjus lemiamais momentais, kad po 3 siuntė. Tiesiog džiaugiamės už to sezoną, kitais metais tikrai sugrįšim ir čia mūsų bus prioritetinė lyga. Ačiū. Ačiū Simai, ačiū Vilniui. Po užtikrintai laimėto pusfinalio, dauguma tikriausiai finalo favoritais laikė Meškų krepšininkus. Pastarieji nuo pat pirmųjų varžybų minučių ėmė įrodinėti favoritų statuso vertę. Čiančia niekaip negalėjo sustabdyti Meškų puolimo mechanizmo ir po pirmojo ketvirčio jau buvo gynyboje praleidę beveik 30 taškų. 18-29. 11 taškų persvara favoritų pusėje bei užtikrintas pastarosios ekipos puolimas turbūt daugelį paruošė tam, kad įtempto finalo nebebus ir Meškos, kaip ir buvo tikėtasi, iškovos Vilniaus krepšinio B lygos čempionų taurę. Visgi Čiančia nusprendė kitaip ir nepaisė dviženklio deficito, nepalankių prognozių bei nebuvo linkę lengvai atiduoti pergalės. Puikus žaidimas antrajame ketvirtyje, pagerėjusi gynyba ir užtikrintas puolimas leido sumažinti deficitą dar iki didžiosios pertraukos. Ir komandos išėjo ilsėtis rezultatui esant 40-48 Meškų naudai. Po ilgosios pertraukos Čiančia komanda pradėjo dar pavojingiau artėti prie savo varžovų, kol galiausiai iki trečiojo kėlinuko pabaigos likus žaisti 2 minutės rezultatas tapo lygus. 58-58. Paskutinės trečiojo ketvirčio akimirkas vėl kiek geriau pabaigė Meškos ir sugeba išsaugoti minimalų savo pranašumą. Ketvirtojo kėlinuko metu ilgą laiką vyko atkakli kova. Kad ir kaip stengiasi Meškos antrą kartą atitrūkti, jau nebesugebėjo, o vis aktyviau komandą palaikantis Čiančios sirgaliai ir toliau aktyviai palaikė komandą ir inicijavo dar vieną spurtą, kuomet likus 2 minutėm Čiančia jau priekyje 77-71. Šis pranašumas Meškoms tapo nebepanaikinamas. Taiklus būsimų čempionų metimai neleido varžovams priartėti iki pavojingos ribos ir atsilaikius paskutinės minutės švęsti pergalę. Puikiai Meškų gretose rungtyniavęs bei 39 naudingumo balus surinkęs Mantas Kibildis nepadėjo komandai laimėti čempionato. Begalinis noras, kovingumas ir užsivedimas dar kartą įrodė, jog gali būti stipresnis už bet kokį meistriškumą. Vilniaus krepšinio B lygos debiutantė Čiančia jau netrukus iškėlė pergalingą taurę ir su savo sirgaliais pasinėrė į džiaugsmingo šventimo sūkurį.
Po finalinių varžybų visoms komandoms prizininkėms buvo įteikti apdovanojimai. Naudingiausių finalinio ketvertuko krepšininkų išrinktas greičiausiai labiausiai patyręs turnyro krepšininkas Čiančios klubo puolėjas Haroldas Bitinas. Jam atiteko Vilniaus krepšinio lygos bičiulių Druskininkų akvaparko prizas. Turnyrą laimėjusi Čiančia pergalę džiaugiasi kartu su savo sirgaliais, o čempionais šios ekipos gretose tapo Sigitas Zinkevičius, Vitalijus Rancovas, Vytautas Kalinka, Aurimas bei Arvydas Guigos, Renatas Gaidžiūnas, Linas Bieliauskas, Mindaugas Drėgva, Svajūnas Točkus, Haroldas Bitinas, Liudas Maluška, Karolis Bliūdžius, Tomas Jukna, Mantas Jusys, Tadas Garla, Tomas Gasparavičius, Aurimas Meidus ir Egidijus Ralikauskas. Čempionams atiteko ne tik stiklo paslapties meistrų rankų darbo gamybos įspūdinga taurė, tačiau ir Eventum Group prizas, kuomet krepšininkai viso ateinančio sezono metu galės džiaugtis išskirtinėmis pramogomis iš Vilniaus krepšinio lygos bičiulių pasiūlos. Visi finalinio ketvertuko prizininkai buvo apdovanoti diplomais, medaliais bei kitais lygos rėmėjų prizais. Vilniaus krepšinio B lygos finalinio ketvertuko žaidėjo išrinkimas. Specialus prizas jam nuo Vilniaus krepšinio lygos ir Druskininkų akvaparko keliauja. Reikia pažiūrėti nuotrauką. Haroldas Bitinas, sveiki! Vilniaus krepšinio B lygos čempionų titulas. Ir jisai Čiančios rankose. Sveikinimai! Šiek tiek atvėsus aistroms bei pergalės šūksniams pakalbinome abiejų finalo dalyvių atstovus. Klaidų nedaug darėm tiek puolime, tiek gynyboje. Gynyboje truputėlį galbūt trūko susitelkimo, bet po to viskas lyg ir stojasi į savo vietas. Antroje žaidimo pusėje galbūt atsirado kažkoks atsipalaidavimas. Tai pirma, galbūt priežastis, kuri lėmė nesėkmingą pabaigą. Iš ritmo išmušė šiek tiek kai kurie abejotini teisėjų sprendimai. Nors ir teisėjų kritikuoti negalima, bet vyrus tai paveikė. Ir pabaiga buvo tokia, kokia buvo. Truputėlį pavargom ir iš jūsų išsimušėme. Teks pasitenkinti šį kartą antrą vietą. Sveiki visi. Pradėk trenerį. Kaip ir matėsi varžybos. Tikrai buvo įtemptos ir nieks nesitikėjo nei lengvos pergalės. Kova buvo įtempta, bet kaip lygiai ką. Charakteris ir nusiteikimas. Tikrai varžybų galą sužaidėm, nežinau, visiems vyram 200% galiu parašyti didžiausią balą, bet atidavė savo širdį viską, kad tą pergalę pasiekti ir siekėme ilgai tos pirmos vietos ir ačiū Dievui, kad šiais metais pasisekė. Aš norėčiau pasakyti, kad esu ypatingai dėl to laimingas, kad prieš sezoną atsimenu, kai buvo burtų traukimas, mes aišku esame lygos naujokai ir mūsų nieks tikrai favoritais nelaikė. Aš manau, kad tas truputėlį mums galbūt ir padėjo, kad neturėjom psichologinio spaudimo. Taip pat ir prieš šitą seriją, manau, irgi nieks nebūtų už mus statę, kad mes būtume čempionus. Bet
Manau, kad kitais metais jau su mūsų komanda visi ir skaitysis ir daugmaž užsitarnavom savo garbę. Be abejo, ta titula bus kitais metais. Aš kaip ir žadėjau sugrįšime kovoti dėl titulo, apginti jį. Be abejo, visi žiūrės kaip į favoritus ir norės be abejo laimėti, kas be ko. Mes stengsimės apginti šitą titulą ir žiūrėsim, kaip čia gausis. Norėtume taip pat mūsų komandą visą padėkoti visai krepšinio lygos bendruomeniai, kad tikrai padarė rimtą turnyrą, rankų, ta prasme, nenuleidę, kažko tai naujovį įneša, straipsniai yra, filmuota medžiaga. Iš tikrųjų džiugu, kad kažkas tai vyksta, o ne tiesiog, kad turnyrą paleidom, taurės atidavėm ir viskas. Tikimės, kad Vilniaus krepšinio lyga dar kitais metais dar labiau pasitins, dar kokybiškiau padarys viską, organizacija bus fantastika, kad padaryti aukščiausią lygio turnyrą šitą. Aišku, padėkosim visiems ir galim, mūsų davėjams, kurie palaikė mus betorės kovos, čia kas be ko, finaluose, čia bes ir gali, būtume neaišku, laimė ar ne, bet jų nuteikimas, priminimas, kad reikia kovoti iki galo, ir tas nuteikė ir sveikinam ir dėkojam didelis ir žiūrėsim. Ačiū. Ačiū. Pažiūrėkime, kaip atrodo gražiausių užfiksuotų Vilniaus krepšinio B lygos finalinio ketvertuko akimirkų sąrašas. 5. vieta ir Merkurijaus Borga Triobet snaiperis Mindaugas Žilinskis. 4. pozicijoje įsitaiso Čenčios komanda bei pavyzdinė jų ataka puolime, pasibaigianti taikliu Aurimo Guigos metimu. 3. pozicija ir SK Meškų lyderis Linas Valatkevičius. 2 taškai ir pražanga. Antroje vietoje dar vienas Meškų milžinas Lukas Banketa ir puikus jo dėjimas pusfinalioje dvikovoje prieš Stiklo paslaptis LT komandą. Na ir 1. pozicija puokštė Vladimiro Popovo dėjimų mažajame finale dėl 3. pozicijos prieš Merkurijus Borga Triobet ekipą. Vilniaus krepšinio lyga dėkoja pagrindiniams savo rėmėjams. Taip pat visiems BKL partneriams. Na, o mes susitiksime jau kitoje Vilniaus krepšinio lygos video apžvalgoje.